Sveiki. Šiandien noriu pasidalinti, kada yra rekomenduojami Nelife kompanijos ekologiški skalbimo milteliai. Besilankant seminaruose daug patirčių, pasirodo, kiek žmonės turi odos problemų. Ir turbūt daugiausia atvejų, kaip jie išsisprendė, tai buvo pirma rekomendacija paprasčiausiai pakeisti skalbimo miltelius. Ir laikui bėgant vieni greičiau pastebėjo, kiti vėliau, bet odos problemos išsisprendė. Mūsų namuose atsirado ne dėl to, man įstrigo vienas, man kas buvo aktualu, kad tinka nuo kūdikio, bet tinka ir suaugusiems, tinka visoms spalvom, vieni skalbimo milteliai, visom medžiagom, bet kokiai temperatūrai, stiprus, bet neagresyvus. Ir šalia yra rekomenduojamas ir skalbimo minkštiklis, kas mėgsta, kam patinka, man be galo patinka. Man šitas duetas pasitvirtinęs 100%. Ir jeigu turite odos problemų ir galvojat, kad viską pamėginot, pamėginkit. Galvojat, tepaliukai nepadėjo, kažkokie skalbimo milteliai padės. Kol nesidomėjau, kol nesilankiau seminaruose, nesiklausiau mokslininkų, labai daug dalykų nežinojau, šiai dienai daug aiškiau, iš kur pas žmonių tiek įvairiausių, netgi su kvėpavimo takais problemų. Ne kartą teko girdėti, kad ne tik skalbimo miltelius kiti pakeičia ir valymo priemonės namuose pakeičia, yra Super 10 valiklis, mes taip pat naudojam tik tai namuose, yra indų ploviklis LDC, jie taip pat yra ekologiški saugus. Ir daug kartų teko girdėti, kad netgi dingsta kosuliai neaiškus, kur jau buvo daug metų ir niekas neranda priežasties. Paprasčiausiai iš namų panaikinus agresyvią chemiją. Iš seminarų teko net girdėti, kaip, kad atrodo, mes laikom uždarytus, bet yra tam tikri cheminės, tam tikros sudėtis, kurie net garuoja ir mes net nežinom, kad savo namuose turim gan agresyvius, sunkius ir mums kenkiančius valiklius ar kitokias priemonės. Taigi, jeigu galvojat, kad viską išmėginot, pamėginkit šitą ir niekas jums nepadėjo, pamėginkit, didelė tikimybė, kad odos problemas išsispręs. Jeigu reikia daugiau informacijos apie produktus, būtinai parašykit, susisiekit. Jeigu norite įsigyti, taip pat galite susisiekti, turiu vietoje, nereikės ilgai laukti. Tam kartui tiek ir iki malonaus.